Tai pirma taisyklė, kad labai daug neprisisvajotumėte apie Dubajus, dar kažkokią šalis, o ne, kad čia noriu už milijoną turto. Visada blaiviai ir racionaliai įsivertinkim savo galimybės. Kokios jūsų yra pajamos, santaupos, kiek moka dabar į mėnesį galbūt už savo būstą. Pavyzdžiui, norit antro būsto, taip kaip pavyzdys nuomai, arba norit antrus namus galbūt įsigyti. Pasiskaičiuojam. Kaip pavyzdys, jeigu 3000, tai bankas leidžia į mėnesį mokėti 1200 eurų. Atkreipkite dėmesį, kas turi 30 000 sąskaitoje ir galvoja, ką čia daryti, ar pirkti, ar nepirkti, ar investuoti, neinvestuoti. Tai nieko nedarant galit prarasti 2700 eurų. Įsigijęs laiku teisingai nekilnojamą turtą, tu tiesiog gali uždirbti iš kapitalo prieaugio 18 000 eurų. Taip, tai įsivaizduok, turėjai 30 000, jeigu teisingai nusipirkai turtą, pardavai po metų ar 2 metų, jau prašau, jau iš karto turi uždirbęs pinigų. Ne, bet tiem žmonėms, kurie neturi 6 mėnesių būtinųjų išlaidų rezervo ir kur tikrai pasiskaičiuokit, jeigu jūs išleidžiat nuo savo mėnesio įmokų 30, daugiau nei 30, 40, kai kurie ir daugiau išleidžia paskoloms, tai jau supraskit, kad esat tikrai raudonoj zonai. Investuojat, viskas gerai, nenustebkit, jeigu truputį kažkur prarasit pinigų, bet dėl to reikia mažom sumom investuoti, kad jūs per kokius 2-3 metus jau atsifiltruotumėt, kas jums patinka, kuom pasitikit, kas jums labai aišku, kokios yra ten neaiškios tos investicijos, namas ten 150 kvadratų ir jie perka su daline apdaila. Ir jie nustemba, kad visiems baldams, remontams reikės dar kokios 120 ar 150 tūkstančių. Kai perki savo, kartais gali ir permokėti, nes tu matai, kad tikrai čia tavo vieta yra. Visur galima uždirbti, ir Lietuvoje, ir užsienė. Kapitalo prieaugis ten kokiuose besivystančiose šalyse yra 10-15%. Jam tinka kapitalo prieaugis ir viskas, ir jisai net nenuomoja savo nekilnojamą turtą. Tai kaina nuo 15 metų iki 26. Pakilo, ne? Buvo 66 000, šiandien 165, pokytis 99 000 eurų. Kur dažniausiai apsirinka žmonės? Jie mato užsienį tik tai kainą, naujas, gražus butas, nauja statyba, ne? Su pilna apdaila. 84 000, vilioja, teisingai. Bet, pavyzdžiui, vienuose, šalyse būna, kad tau reikia sumokėti 6% nuo perkamos sumos pas notarą. Irgi kainos yra nuo 1500 iki 2900. Tai čia 1500 su daline apdaila, 2900 su pilna apdaila. Ir čia vertinkit, kad yra doleriais. Ir čia galite išminusuoti drąsiai 15%, nes jeigu paverstumėte į eurus, ta kaina būtų mažesnė.